Šiandien tema yra kredo. Lotyniškas žodis, reiškiantis tikiu. Ir šituo lotynišku žodžiu jisai tapo terminu išreiškiančiu tikėjimo išpažinimus. Šiandien panagrinėsime du pačius svarbiausius katalikų bažnyčios tikėjimo išpažinimus. Tam, kad juos taip tikriau įeitume, prisiminkime, kas yra iš viso tas tikėjimo išpažinimas. Ką reiškia žodis tikėti iš viso. Praeitą kartą žvelgėme į tai ir užpraeitą taip pat. Tikėti tai reiškia du dalykus. Pirmiausia, asmeninį ryšį su Dievu ir tada iš to asmeninio ryšio su Dievu kylantį pritarimą viskam, ką Dievas sako, ką Dievas apreiškia. Tai va tie du dalykai. Pirmiausiai, labiausiai pamatinis dalykas yra tas asmeninis ryšys su Dievu. Ir tada iš to asmeninio ryšio nuosekliai kylantis pritarimas viskam, ką Dievas sako. Ir pastebėkite, jeigu žmogus sakytųsi turys pirmą, bet atsisakytų antrojo, tai kažkas netvarkoja su pirmu. Aiškia, nebūtų teisinga sakyti, aš turiu nuostabų, gyvą, tikrą, gilų ryšį su Dievu, bet aš ne visai tikiu tuo, ką Dievas pranešė, ką Dievas apreiškė. Štai to punkto ne, ir to nelabai. Tai kažkas ne visai tvarkoj tada yra su ryšiu. Tai tie du dalykai yra artimiausiai susiję. Štai ir tada mūsų katechumenato pirmoji dalis buvo skirta tam asmeniam ryšiui su Dievu. Daugiausiai dėmesio skyrėme, žvelgdami į asmenį ryšį su Dievu, kurio mums visiems gyvybiškai būtinai reikia. Ir dabar pradedame nagrinėti antrąją dalį. Kągi Dievas apreiškė arba papasakojo, arba perdavė savo tautai, kad mes žinotume tiesą ir ją galėtume gyventi. Per ją galėtume gyventi. Tai ir yra tai, ką Dievas apreiškė, o tai mes tikime todėl, kad tikime Dievu. Aiškia, tuo, ką Dievas apreiškė, tikime todėl, kad iš pradžių tikime Dievu, asmenis ryšys su Dievu. Ir praeitą kartą skaičiau jums tą gabaliuką iš to anglų rašytojo Lewis knygos Tiesiog krikščionybė, kurioje jisai sulygina tikėjimo tiesas su žemėlapiu. Ir sako, jos yra svarbios. Bet jeigu mes tik tai žvelgsime į žemėlapį, o nesistengsime juo vadovaudamiesi keliauti į amžinąjį gyvenimą, irgi nebus gerai. Aiškia, žemėlapis tikėjimo tiesos, bet reikia tada dėtis kuprinę ant pečių ir leistis į kelionę, vadovaujantis žemėlapiu. Tai va tie du dalykai, praktika ir tikėjimo tiesos, kaip teorinė dalis turi eiti kartu. Na štai, tai dabar jums jau išdalino tuos lapus, prieš jau galite į juos po truputį žvilgčioti. Kasgi tie tikėjimo išpažinimai? Tikėjimo išpažinimai yra iš šventojo rašto išrinktos svarbiausios tikėjimo tiesos, svarbiausi tikėjimo dalykai ir juos krikščionys visais laikais sudarydavo tuos svarbiausių tikėjimo dalykų sąrašus, tikėjimo išpažinimai. Pats ankstyviausias, pirmasis tikėjimo išpažinimas jau apaštalo Pauliaus laiškuose esantis, tai reiškia praėjus vos 14 metų po Jėzaus mirties ir prisikėlimo, yra ta labai trumpa formulė: Jėzus yra viešpats. Jau ją nagrinėjome, tas Jėzus yra viešpats. Pati ankstyviausia krikščioniškojo tikėjimo išpažinimo formulė. Ir vėliau ant šito labai kristocentriško pagrindo statosi kiti tikėjimo išpažinimai, kurie jau plačiau, nuosekliau tikėjimo tiesas peržvelgia. Tikėjimo išpažinimai. Du patys svarbiausieji ir ankstyviausi tikėjimo išpažinimai štai yra jūsų lapuose, tai yra vadinamasis apaštalų tikėjimo išpažinimas, kuris siejamas su Romos bažnyčios labai ankstyvu krikšto išpažinimu. Aiškiai, pirmaisiais amžiais Romos bažnyčioje, kai žmogus norėdavo priimti krikštą, tai
šitas tikėjimo išpažinimas buvo vienas iš tokių lakmuso popierėlių. Reiškia, žmonės mokydavo tikėjimo tiesų pagal šį tikėjimo išpažinimą, o paskui klausdavo, ar tu tuo tiki. Nes jeigu tu tuo tiki, tai tada krikštas, kurį tu priimsi, yra krikštas į šitą tikėjimą. Tu esi krikštijamas į šį tikėjimą, šiame tikėjime esi krikštijamas. Bet jeigu tu tuo netiki, tai tada krikštas tampa kažkas tai toks nesusipratimas, nes esame pakrikštijami, įskiepijami štai šitam tikėjime. Ar tu jį tiki, ar tu nori gilinti savo tikėjimą šitame tikėjimo išpažinime. Tai štai apaštalų tikėjimo išpažinimas ir dauguma iš jūsų gerai iš vaikystės jį prisimenate, tai yra mūsų išmoktasis ir žinomas tikėjimo išpažinimas, dažniausiai žmonės jį ir žino. Dabar antrasis šalia gretimam stulpelėje esantis jūsų lapuose tikėjimo išpažinimas yra šiek tiek mums mažiau žinomas, bet jau ko gero tie, kurie einate į sekmadienio mišias, pripratote prie jo. Jau mes keli metai Kaune jį sakome per sekmadienio šventąsias mišias, tai yra vadinamasis Nikėjaus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Tai yra pirmų dviejų visuotinių bažnyčios susirinkimų suformuluotas tikėjimo išpažinimas. Nes bažnyčiai laiko tėkmėje, bėgant dešimtmečiams ir šimtmečiams, reikėjo pačiai susivokti, ką jinai tiki ir tada tą, ką jinai tiki, perduoti tiems, kurie nori tai priimti. Čia tie žmonės, kurie tiki, kad šį tikėjimą bažnyčiai duoda pats Dievas ir jeigu jie turi šitą tikėjimą ir nori jame aukti, jiems reikia tą tikėjimą perduoti. Ir tada reikalingos tam tikros formulės, tikėjimo išpažinimo tam tikros santraukos. Tai 4 amžiuje įvyksta keli svarbūs visuotiniai bažnyčios susirinkimai, kurių metu yra formuluojamos labai tikslinamos, labai šlifuojamos tos tikėjimo tiesos, tie išsireiškimai, frazės, kurias tuoj galėsime truputį ir peržvelgti. Dabar būtų neteisingas klausimas, kuris iš tų tikėjimo išpažinimų yra geresnis. Jie abu yra geresni, jie abu yra labai geri ir neteisingai juos lyginti, nes tikėjimo išpažinimų tikslas yra pristatyti tą patį vieną kartą duotą tikėjimą konkrečiam laikmetyje, konkrečių problemų kamuojamam pasauliui. Ir šitie du tikėjimo išpažinimai yra ne vieninteliai, tikėjimo išpažinimų yra pakankamai daug. Bažnyčia karts nuo karto vėl pateikia savo tikėjimą. Ir gali būti trumpesni, gali būti ilgesni tie tikėjimo išpažinimai. Vienas iš paskutiniųjų tikėjimo išpažinimų vos prieš kelis dešimtmečius popiežiaus Pauliaus VI suformuluotas tikėjimo išpažinimas yra koks 10 puslapių, pakankamai ilgas tikėjimo išpažinimas, išsamus yra vadinamasis Dievo tautos tikėjimo išpažinimas. Tai gali būti jų įvairovė gana didelė ir jie visi yra teisingi. Tačiau iš to didžiulio ir beveik neaprėpiamo lobyno jie paryškina tai, kas tam laikmečiui yra problemiška, arba tai, kas tam laikmečiui yra svarbu paryškinti. Tai štai, reiškia, jų funkcija yra atliepti to laikmečio Dievo tautos poreikius. Ir už tai nėra teisinga, reiškia, lyginti, kuris iš jų geresnis ar teisingesnis. Nes kartais galite bažnyčioje sutikti žmonių, ar šalia bažnyčios žmonių, kurie sakytų, nu va štai, kas čia dabar per naujovį kalbam, dabar kažkokį tai naujovišką, modernišką tikėjimo išpažinimą, o tai kodėl anas jau negeras. Ne, abu jie yra labai geri, tačiau Lietuvoje dėl sovietmečio pakeitimai mišių šventime, vadinamoji liturginė reforma, buvo atidėta ir tai, kas visuotinėje bažnyčioje jau seniai yra, sekmadienio mišiose kalbamas Nikėjaus Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas, pas mus Lietuvoje dar tik dabar ateina. Tai nėra moderniška, tai yra labai senas dalykas, 4 amžiaus tikėjimo išpažinimas, tas ilgesnysis yra.
Gerai, tai dabar galime eiti tiesiai į tuos tikėjimo išpažinimus. Juos paraleliai ir žvilgtelsime, be abejo, gana trumpai. Abu tikėjimo išpažinimai prasideda pareiškimu, pozicijos išreiškimu. Tikiu. Tam, kad galėtumėte ir aš, kad mes galėtume šitą savo pozicijos išreiškimą padaryti neformaliai, bet realiai, reikia šitos tikėjimo išpažinimus asmeninėje maldoje gerai apmastyti. Nes jeigu mes to būsime nepadarę, tai tada bus tik tai atburblenimas arba kaip papūga atkartojimas frazių, kurių nelabai suprantu, nesu apmastęs, nes man jos nelabai svarbios. Tai čia būtų nerimta, neteisinga pozicija. Tai štai dabar pradedame ir jūs per sekančius mėnesius turite gilintis tiek, kiek jūs, esate apsisprendę eiti gilyn į krikščionišką įtikėjimą. Kelkite savo klausimą, ar tikrai tikiu? Nesimenu, jums turbūt pasakoju tą tokį juokingą atsitikimą, kur žmogus sako, aš tikiu, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, bet iš tikrųjų, kas te žino? Tai sąžiningai savęs klauskime, o kągi aš iš tikrųjų tikiu? Nes jeigu iš tikrųjų aš tikiu, kad kas te žino, tai tada reiktų Dievo akivaizdoje tą ir išpažinti. Kai visi bažnyčioje sako, tikiu į Dievą Tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrė, tai tada aš sakysiu, tikiu, kad kas te žino. Tai bus mano teisingas tikėjimo išpažinimas. Ir Dievo akivaizdoje yra gerai pasakyti, ką aš iš tikrųjų tikiu. O jeigu netikiu, kad yra Dievas, tai reikia taip ir sakyti tada. Dieve, aš manau, kad tavęs nėra, bet jeigu tu esi, tai padėk man ir kalbink mane, nes procentas vienas yra, kad tu esi. Tai tada tu padėk man. Tai bus daug teisingesnė ir sveikesnė laikysena Dievo atžvilgiu, vedanti į gilesnį santykį. Dievas kalbins, jam labai rūpime. Jisai labai nori su mumis, jis nerėsi iš kailio, bet jeigu žmogus, kuris iš tikrųjų netiki, jisai sako, tikiu, tai tada jį sunku užkalbinti. Nes kai Dievas tik tai pradeda šnekinti, sako, bet klausyk, brolyti, juk tu iš tikrųjų ko gero abejoji gerokai. Ne, tikiu. Ir tada sunku prabilti tokiam žmogui. Tikiu. Ir tada, ar tikrai? Tikiu Dievą. Ir žiūrėkite, dabar dedame kablelį po šito žodžio. Nes Dievas yra ir tėvas, kurį aptarsime pirmajame punktelyje, ir sūnus, kurį pradedame aptarti antrajame punktelyje ir toliau aptarėme. Ir taip pat prieš galą yra šventoji dvasia. Kredo yra sustruktūruotas pagal trejybinę struktūrą. Prisimenat, praeitą kartą kalbėjome apie Dievas švenčiausioji trejybė, šią tikėjimo tiesą. Ir štai ta trejybinė struktūra šitame kredo tikėjimo tiesų išdėstyme yra išlaikoma. Ir Dievas yra tiek tėvas, tiek sūnus, tiek šventoji dvasia. Tai mes Lietuvoje esame šiek tiek įpratę, taip truputį kaip žirnius išberti, reiškia, tikiu į Dievą Tėvą visagalį dangaus, vardant Dievo Tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Tai nėra blogai, bet toksai kablelių nepadėjimas per silpnai pabrėžia tikėjimo tiesą, kad ir sūnus yra tikras Dievas, ir šventoji dvasia yra visiškai tikras Dievas, taip pat kaip ir tėvas. Ir tėvas, ir sūnus, ir šventoji dvasia yra vienodai tikras, visiškas Dievas. Tai tas Dievas nėra kartojama paskui, reiškia, žodis Dievas, bet jisai yra taikytinas ir tėvui, ir sūnui, ir šventai dvasiai. Tada pirmas punktelis yra skirtas tėvui, pirmajam asmeniui. Apaštalų tikėjimo išpažinimas, tikiu Dievą, tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją, o Nikėja sako, tikiu
vieną Dievą, visagalį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Iš visų Dievo savybių yra pasirinktos labai nedidelė dalis tik tai. Dievo visagalybė pasirinkta ir Nikėja dar pabrėžia Dievo vienumą. Tikiu vieną Dievą. Yra tik tai vienas Dievas. Ir tada apie Tėvą kalbant yra pabrėžiama visagalybė ir tai, kad jis yra kūrėjas. Jo kaip kūrėjo, to, kuris duoda buvimą viskam šitą tai savybė. Dabar dangus ir žemė, tiek apaštalų kredo, tiek Nikėjos Konstantinopolio kredo, dangus ir žemė reiškia viską. Viskas, tokia štai formuluotė, dangus ir žemė. Taigi viskas, kas egzistuoja, kas turi egzistenciją, tą egzistenciją gauna iš vieno vienintelio šaltinio, iš Dievo. Dievas yra kūrėjas. Dangus ir žemė. Nikėja dar praplečia regimosios ir neregimosios visatos. Ta žodis visata, toks gana gamtamokslinis terminas, čia panaudotas yra, bet vėlgi norėta pasakyti, kad viskas, kas yra, tiek regima, tai yra materialioji visata, visai nesvarbu, kokio dydžio jinai būtų, ar jinai yra begalinė, ar jinai yra baigtinė, čia yra gamtamokslio klausimas, tegul jie ir nagrinėja. Ir taip pat neregimoji visata, dvasinis pasaulis, visko, kas egzistuoja, kūrėjas, šaltinis yra tas pats, vienintelis Dievas. Neregimoji visata angelai, tai reiškia dvasinės būtybės, dvasinės realijos. Kalbėjau tai, dar kartą primenu, dvasinės nereiškia, kad išsigalvotos, arba nereiškia, kad jos yra ne visiškai realios. Jos yra lygiai taip pat realios, kaip ir materialiosios būtybės, pavyzdžiui, tas stalas, arba žmogus, arba kažkas tai medis, tik tai tos dvasinės būtybės neturi materialaus prado, jos egzistuoja kitaip, jos egzistuoja ne šioje trimatėje materialiojoje visatoje. Tai štai pabrėžiama, kad viskas, kas yra, savo buvimą gauna iš vieno šaltinio. Nuo antrojo paragrafo abu tikėjimo išpažinimai dėmesį kreipia į antrąjį asmenį. Dievą sūnų. Apaštalų tikėjimo išpažinimas. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatie. Reiškia, tikiu ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatie. Pabrėžiamas vienatinumas, Dievo sūnaus vienatinumas. Ir tai, kad Jėzus yra viešpats. Prisimenat šitą, gerokai nagrinėjom šitą tikėjimo terminą ir šitą labai svarbų titulą Jėzaus prieš keletą savaičių. Jėzus yra viešpats. Štai jisai yra šitame tikėjimo išpažinime ir vienam, ir kitam. Vienatinį Dievo sūnų, daugiau sūnų nėra. Tik tai Jėzus yra Dievo sūnus ir Dievas sūnus. Čia truputį šito vietoje staptelsiu. Jėzus yra ir antrasis švenčiausiosios trejybės asmuo, Dievas tapęs žmogumi. Ir trejybėje daugiau sūnų nėra. Yra tik tai vienas sūnus, antrasis asmuo, Dievas sūnus. Yra Dievas tėvas, Dievas sūnus. Ir yra tik tai vienas sūnus, antrasis asmuo. Žvelkime, kaip praplečia šį paragrafą Nikėjos Konstantinopolio kredo. Tikiu vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų. Praktiškai tas pats, truputį žodžių tvarka kita. Ir dabar jie daug dėmesio skiria trejybėje esantiems asmenų santykiams. Dabar šitas paragrafas kalba ne apie Jėzų iš Nazareto, Jėzų Kristų, tai yra antrąjį sūnų tapusį žmogumi, apie tai bus kalbama vėliau. Bet dabar šitas paragrafas kalba apie
trejybėje, tai reiškia ne erdvėje ir ne laike, esančius santykius tarp asmenų, pirmojo ir antrojo švenčiausiosios trejybės asmenų. Prieš visus amžius gimusi iš tėvo. Tai ne laike ir ne erdvėje Dievas tėvas gimdo antrąjį asmenį, Dievą sūnų. Praeitą kartą aptarėme tą gimimo terminą, kodėl naudojamas žodis gimusį. Ir dabar pabrėžia tą lygybę šitų dviejų asmenų, kurie yra skirtingi, tačiau lygūs savo dievystę. Kiekvienas iš jų yra tikras, pilnas, visiškas Dievas. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su tėvu. Žodis prigimtis, stebėkite, jo šaknis yra nuo žodžio gimti, prigimtis, tos pačios prigimties. Tai, kas perduodama gimdymo, yra prigimtis. Žmogus kūdikiui perduoda žmogaus prigimtį. Ne kokio nors kito gyvūno, ne medžio, bet savo prigimtį. Va tas prigimčių vienumas išreiškiamas šituo žodžiu. Taip yra todėl, kad 4 amžiuje bažnyčiai reikėjo stipriai kovoti su probleminėmis minties srovėmis, kurios neigė Kristaus dievystę. Arijaus ir kitos erezijos neigė Kristaus dievystę ir tada bažnyčiai reikėjo labai aiškiai apibrėžti, ką jinai tiki. Ir žiūrėkite, kiek daug ir tokia gražia poetinė forma jie pabrėžia pirmojo ir antrojo asmenų dievystę. Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusį, bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su tėvu. Ir dabar toliau sekanti frazė, per jį visa yra padaryta. Dievas sūnus, antrasis asmuo švenčiausiosios trejybės, yra Dievo žodis, yra tėvo žodis, kurį tėvas tardamas duoda buvimą viskam. Dievas tarė tebūnie. Tas Dievo žodis yra tai, kas duoda buvimą ir palaiko buvime. Dievas per savo žodį palaiko buvime viską, kas egzistuoja. Viskas, kas turi buvimą, taip pat ir aš, tą buvimą aš turiu ne iš savęs. Aš esu dovanai palaikomas buvime. Ir dabar paskutinė frazelė šitame paragrafe jau pereiname prie švenčiausiosios trejybės antrojo asmens tapimo žmogumi, įsikūnijimo. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo nužengė iš dangaus. Antrasis asmuo, esantis ne laike ir ne erdvėje, tam tikrų istorinių momentų ateina į šį laiką ir erdvę ir tampa žmogumi, įsikūnija. Dabar toliau esantys paragrafai kalba apie Jėzaus iš Nazareto. Tai yra Dievo ir žmogaus, Dievo tapusio žmogumi, žemiškuosius gyvenimo slėpinius. Jėzus iš Nazareto yra tikras Dievas iš tikro Dievo, antrasis asmuo trejybės, atėjęs į šią žemę ir prisėmęs žmogaus prigimtį, prisėmęs žmogaus kūną. Sekantys tikėjimo paragrafai tai ir paaiškina. Kuris prasidėjo iš šventosios dvasios apaštalų kredo. Gimė iš mergelės Marijos. Nikėja šventosios dvasios veikimu priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Truputį kitais žodžiais, ta pati tikėjimo tiesa išreikšta. Jėzus neturi žemiško tėvo. Jisai gimsta iš žemiškos moters, iš Marijos, kuri buvo tikras žmogus, visiškas žmogus, ne Dievas. Ir štai Jėzus gimsta iš Marijos be žemiško tėvo, be intimių santykių, kuriais normaliai žmogus yra pradedamas. O kaip tai įmanoma? Ar tai įmanoma? Žvelgiame į pirmą paragrafą. Tikiu į Dievą, tėvą, kuris yra visagalis. Jeigu tikrai Dievas yra visagalis,
Jeigu tikrai Dievas sukūrė žmogų kaip lytinę būtybę, su visų žmogaus lytiškumu ir per mūsų lytiškumą atsiranda nauji žmonės, gimsta nauji žmonės, reiškia, Dievas labai gerai žino lytiškumą, jisai labai gerai žino visą tai, jis pats tai sukūrė, jis yra to konstruktorius. Ir dabar ar įmanoma jam padaryti, kad žmogus gimtų apeinant šitą jo paties sukurtą mechanizmą? Kodėlgi ne? Jeigu jisai yra visagalis, tai be abejo jisai gali sugalvoti kitų būdų žmogui pradėti. Taigi, Jėzus Kristus, Jėzus iš Nazareto, šis žmogus yra pradedamas Marijos įsčiose be intymaus akto. Jisai pradedamas specialiu Dievo veikimu iš šventosios dvasios. Ir tuo žiūrėsime, šventoji dvasia yra trečiasis švenčiausios trejybės asmuo. Tai reiškia, Dievo tiesioginiu veikimu Jėzus yra pradedamas mergelės Marijos įsčiose ir tampa žmogumi. Gauna žmogaus prigimtį Marijos įsčiose iš Marijos, išlikdamas tikras Dievas, išlikdamas antrasis asmuo švenčiausios trejybės, Marijos įsčiose jisai gauna žmogaus prigimtį ir turi dvi prigimtis. Turi tikro Dievo ir tikro žmogaus prigimtį. Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Dabar skirtumą norėčiau pabrėžti tarp dviejų gimimų. Apaštalų tikėjimo išpažinimas turi labai aiškiai suformuotą frazę – gimė iš mergelės Marijos. Ir va čia žmonės dažnai painioja. O iki gimimo iš mergelės Marijos prieš maždaug 2000 metų, va mes tuo švęsime Jėzaus gimtadienį, prieš tą gimimą Jėzus buvo ar jo nebuvo? Jisai buvo. Antrasis asmuo, trejybės, jisai yra nelaikė, jis buvo visada. Lygiai taip pat kaip ir tėvas buvo visada, lygiai taip pat ir sūnus buvo visada, nes jeigu nėra sūnaus, tai tada tėvas nėra tėvas. Tėvas yra tėvas tik tada, kai yra sūnus. Ir štai šitas gimimas iš mergelės Marijos yra visiškai kitas dalykas, negu Nikėjos tikėjimo išpažinime yra esantis žodis prieš visus amžius gimusi iš tėvo. Pastebėkite vienu punkteliu aukščiau, gimusi iš tėvo. Tai čia šitas gimimas Nikėjos kredo esantis, jisai kalba apie tą nelaikę ir neerdvėje esantį antrojo asmens gimimą iš pirmojo asmens. O apaštalų tikėjimo išpažinime esanti frazė gimė iš mergelės Marijos kalba jau apie visai kitą gimimą, apie tą gimimą, kai antrasis asmuo ateina į laiką ir į erdvę, labai susiprastina, susimažina ir gimsta kaip verkiantis kūdikis. Bejėgis, į vystyklus darantis kūdikis. Reikalingas globos, čiučiavimo, liuliavimo, reiškia maitinimo, priežiūros, visagalis Dievas tampa tuo bejėgio kūdikėliu. Čia kalėdų slėpinys, verta dabar per šią savaitę tai mąstyti. Kaip tai gali būti? Ar tikrai? Kaip neįspūdinga? Nežinau, argi nebūtų daug įspūdingiau, jeigu Dievas būtų atėjęs kaip koks terminatorius, ne? Ar koks nors tenais vėl kaip mūsų filmai parodo, tai čia beveik į tą pusę. Aš taip sudrebu, prieš tokį Dievą sudrebėčiau. O dabar Dievas ateina kaip kūdikis, bejėgis. Kodėl? Kodėl jis taip daro? Toliau yra praleidžiamas Jėzaus uždarasis gyvenimas, tai yra jo gyvenimas su Marija ir su Juozapu Nazarete, vykęs maždaug apie 30 metų ir pereiname prie Jėzaus Velykų slėpinio, prie jo kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinių. Apaštalų tikėjimo išpažinimas. Kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Štai didžiosios savaitės pagrindiniai įvykiai čia labai lakoniškai sudėlioti. Kągi sako Nikėja? Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas.
Abu tikėjimo išpažinimai mini kažkokį tai Poncijų Pilotą. Kasgi jis toksai? Labai menkos, kaip čia pasakyti, nežymus valdininkėlis. Ne imperatorius, ne karalius, buvo Romos imperatoriaus vietininkas valdyti tam tikrai žydų tautos daliai, judėjai valdyti. Kadangi žydai buvo pakankamai maištingi ir neramus, tai Romai, okupavus Izraelį, po kurio laiko teko atsiųsti į sostinę Jeruzalę tiesioginis prezidentinis valdymas įvestas, nes jie buvo pakankamai neramus. Tai buvo atsiųstas komendantas ir jisai turėjo garnizoną kareivių. Taip, tas komendantas periodiškai būdavo keičiamas ir Jėzaus kančios, mirties, prisikėlimo metu pasitaikė taip, kad Jeruzalę valdė toksai Poncijus Pilotas. Šiaip jisai yra visiškai nežymus ir, įsivaizduokite, koks nors gal Kauno, ne Kauno, o kurio nors Lietuvos miestelio meras, kokio nors nelabai žymaus Lietuvos miestelio meras čia yra. Ir dabar turėtų iškilti klausimas, kodėlgi šis žmogus yra, jo vardas, pavardė yra štai tikėjimo išpažinime jau 2000 metų. Jis yra kartojamas. Įsivaizduokit, šiandien dienai pasaulyje yra apie 2 milijardai, virš 2 milijardų krikščionių. Ir beveik visi jie sako šituos tikėjimo išpažinimus. 2 milijardai žmonių linksniuoja šitą vieną Poncijų Pilotą. Kodėl? Ar verta? Kam to reikia? Jeigu kai kurie iš jūsų būsite be abejo matę tą filmą Kristaus kančia. Tikrai geras filmas ir siūlysime jums artėjant Velykoms pažiūrėti jį, netgi jeigu esate matę. Poncijus Pilotas tame filme yra šiek tiek idealizuotas. Istorikai sako, kad jisai buvo pakankamai toks, kaip sakant, valdininkėlis, labiausiai susirūpinęs savo kėdę. Jam nelabai rūpėjo ten kokie tai aukštesnės materijos, nes tam filme Poncijus Pilotas toksai yra, tam tikra prasme tragiška asmenybė. Ne, jisai toks stipriai pavaizduotas ir truputį atrodo, kad per stipriai, nes atrodo, kad jam per daug niekas nerūpėjo, jisai norėjo turėti ramią galvą, norėjo, kad tie žydai nurimtų, kad ir žydai būtų patenkinti, ir imperatorius būtų patenkintas, ir kad niekas jam nesuktų galvos, nekvaršintų. Tai toks pakankamai vidutinybė patenka į pagrindinį krikščioniškojo tikėjimo tiesų santrauką. Pagrindinę. Kodėl? Todėl, kad krikščionėms baisiai svarbu pabrėžti istoriškumą. Reiškia, jie nori pasakyti, kad Jėzus gyveno, kentėjo, mirė ir prisikėlė labai labai istoriškai. Tai įvyko konkrečioj vietoj, konkrečiu laiku. Reiškia, kai prezidentas buvo tas ir tas, o meras buvo tas ir tas. Reiškia, jie tą istoriškumą. Kodėl? Todėl, kad jie sako, Dievas tikrai atėjo į materiją. Dievas tikrai atėjo į šią žemę. Netariamai, neįsivaizduojamai, ne mums tik taip atrodė. Ne tik tai, kad Dievas sudarė įspūdį, kad jis atėjo. Ne. Jis iš tikrųjų atėjo. Jis iš tikrųjų įsikūnijo, tapo vienu iš mūsų. Žodis tikrai tapo kūnu. Štai tas neįsivaizduojamas, stulbinantis, galvoje netelpantis dalykas. Visagalis Dievas, kurio visata jokia negali sutalpinti, kur visa visata yra krislelis jo delne, jisai ateina į šią žemę. Ir tai yra Jėzus iš Nazareto, Jėzus Kristus. Tai jie štai kokį dalyką padaro. Pastebėkite, visam tikėjimo išpažinime yra netaip jau daug žodžių. Čia yra baisiai svarbios ir lakoniškos frazės. Ir net 2 žodžiai iš tų nedaugelio yra skirti štai šitam nežymiam valdininkėliui. Tikslas yra tas pabrėžti tą labai labai didelį istoriškumą, konkretumą. Taigi, Kristaus mirtis ant kryžiaus. Reiškia, jisai miršta ir ta mirtis yra tuo laikmečiu vienas iš tokių didžiausio nukankinimo. Vyras tiesiog pritvirtinamas prie medžio gabalo ir paliekamas nusibaigti.
Ir štai neseniai varčiau užrašus mano dėstytojo kunigo Jono Juraičio ir tokią mintį man įstrigusią perskaičiau. Sako, kryžiaus nereikia įkultūrinti. Daugybę tikėjimo dalykų reikia įkultūrinti, bet kryžiaus nereikia. Jisai kalba bet kurios kultūros žmogui. Jisai kalba pats kryžiaus įvykis. Turim čia labai gražų ir vaizdų kryžių. Jo nereikia paaiškinti jokios kultūros, jisai kalba už save. Žmogus nuplėšta nuo jo viskas, kas įmanoma. Ir netgi drabužiai. Mes vaizduojam pridengtą, bet iš tikrųjų buvo, paliekami nuogi, nusibaigti ant kryžiaus. Ir viskas, jisai netenka visko. Ir štai tokį dalyką supranta visos kultūros. Nereikia jo paaiškinti. Tas Kristaus mirtis ant kryžiaus yra bet kam aiškus. Štai yra paniekinimas maksimaliai įmanomas. Atimta viskas. Žmogus, nuplėštas nuo jo buvo plėšiamas žmogiškumas maksimaliai, kiek tik tai įmanoma. Toliau, tik esantis paragrafas kalba apie prisikėlimo pergalę. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, sako apaštalų kredo, Nikėja pabrėžia švento rašto pranašystę, tai, kad šventajame rašte tai buvo nurodyta, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių. Jisai keliasi iš numirusių su fiziniu savo tikru žmogaus kūnu. Tas fizinis žmogaus kūnas yra perkeistas, jisai yra kitoks, jis turi kitas savybės. Jėzus ateina durims esant užrakintoms, Jėzus pasirodo pavidalais, kurie nėra lengvai atpažįstami, tačiau tai yra Jėzus. Kitu atveju jisai ateina pas apaštalus ir liepia jį pačiupinėti, sako, pasižiūrėkite, juk čia tikrai aš esu. Tai yra Jėzus su tikru fiziniu žmogaus kūnu, tačiau tas kūnas jau dalyvauja būsimajame pasaulyje. Jisai jau yra ne tik tai šio pasaulio, kenčiančio nuodėmės suniokoto pasaulio dalis, bet jis jau yra pašlovintas, perkeistas žmogaus kūnas. Įžengė į dangų. Žengimo į dangų slėpinys, šeštinių slėpinys, lygiai taip pat formuluojamas abiejuose tikėjimų išpažinimuose. Dangus čia ženklina dievišką garbę. Ta dievišką garbę, kurios Jėzus atsisako įsikūnijimu, prisikėlimu ir žengimu į dangų, jisai vėl į ją sugrįžta. Jisai vėl ją turi. Simbolizuoja tą garbę, kuri yra Dievo garbė. Jėzus grįžta į Dievo garbę. Sėdi visagalio Dievo tėvo dešinėje, sako apaštalų, ir beveik taip pat tą patį pakartoja Nikėjos Konstantinopolio kredo. Dešinė. Aišku, čia yra simbolis. Dešinė reiškia valdžią. Jėzus turi Dievo valdžią. Jis yra Dievas ir tos valdžios, kurios jisai atsisakė, apiplėšdamas save, tapdamas žmogumi per įsikūnijimą ir vėliau dar labiau apiplėšdamas save, prisimdamas baisią mirtį, jisai dabar tą valdžią ir garbę vėl savo susigrąžina ir dešinė tai ir reiškia. Be abejo, suprantame, kad tai nereiškia tam tikrų tokių krėsliukų, į kuriuos Jėzus atsisėda šalia savo, tai būtų per daug sužmoginta, antropomorfiška per daug. Čia tiesiog žmogiška kalba reikia labai lakoniškai išreikšti mūsų protus viršijančius slėpinius. Tai štai tas sėdėjimas tėvo dešinėje, štai ką jisai ir išreiškia. Iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, sako apaštalų kredo, truputį plačiau, jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti ir viešpataus per amžius, sako Nikėjos Konstantinopolio kredo. Teismas. Paskutinis teismas, kuris įvyks pasaulio pabaigoje ir
kitas teismas, vadinamasis asmeninis teismas, žmogaus asmeninis teismas, kuris įvyksta mirties momentu. Du teismai. Jėzus yra teisėjas abiejose teismuose. Ir šis gyvenimas yra galimybė ne tik tai susidraugauti, bet tapti labai artimu su tuo, kuris mus teis. Jis nori mus išgelbėti. Ir šis gyvenimas yra galimybė priimti jo dovanojamą išgelbėjimą. Jėzus siūlosi, kad mes priimtume jo išgelbėjimą, išgydymą, taptume jo draugai. Ir tada teismas, nei asmeninis teismas, nei paskutinis teismas nėra baisus. Porą žodžių reiktų pasakyti apie pasaulio pabaigą. Ne? Gruodžio mėnesį, šiaip ar taip, 12 metų. Sakiau, šitą jau prieš kelis mėnesius netgi, dar kartą pakartoju, gal ne visi buvote, vis tiek štai ir dabar. Ką mes žinome apie pasaulio pabaigos laiką? Jėzus nemažai kalbėjo ir štai dabar tie, kurie einate į mišias sekmadieniais ar netgi ir kasdien, pastebite, daug yra kalbama apie pasaulio pabaigą. Gruodžio gal pirmoji pusėje buvo ypač daug kalbama apie pasaulio pabaigą. Jėzus labai aiškiai įspėjo dėl pasaulio pabaigos laiko. Jisai sakė, jūs to nežinote ir neturite nei menkiausio šansų to sužinoti. Nes tai įvyks būtent tada, kai niekas nesitikės ir neatspės. Na va. Tai štai, kai jisai pasakė. Vadinasi, jeigu aš tikiu, kad Jėzus tikrai yra tas, kuo jisai save skelbė esant, Dievas, tai tada aš priimu ir šią tikėjimo tiesą apie pasaulio pabaigą, kad mes žinome, kad nežinome laiko. Ir jeigu kas nors mano, kad jis žino pasaulio pabaigos laiką, koks Nostradamas ar koksai Majų kalendorius ar kas nors tai kitas, tai tada jisai matyt rimtesnis žinovas yra už patį Dievą, kuris yra pasaulio istorijos viešpats. Jisai yra autorius. Vyksta spektaklis ir tam tikrų metu autorius išeina į sceną. Ir spektaklyje autorius išeina į sceną, žinot kada? Pabaigoje. Jisai žino, kada jisai išeis į sceną. Ir jisai sakė, mielieji aktoriai, jūs to nežinosite. Gerai atlikite savo rolės, nes aš išeisiu, kai jūs nesitikėsite. Ir tada kiekvienas gaus sąžiningai atlygį tą, kurio jisai, kaip sakant, nusipelnė. Kodėlgi jisai nepasakė mums pasaulio pabaigos laiko? Argi nebūtų lengviau gyventi? Žinotume, kad pasaulio pabaiga bus už savaitės, pavyzdžiui, ar už 5 dienų, ar už 5 milijardų metų galbūt. Jisai sakė, tu turi būti pasiruošęs šiandien. Būkite pasiruošę, jeigu šeimininkas sugrįž šiandien, jūs turite būti pasiruošę. Tai štai krikščioniškojo gyvenimo esmė yra būti pasiruošus dabar. Pasaulio pabaiga, žinokite, gali būti dar prieš šios paskaitos pabaigą. Ir mūsų reikalas yra būti pasiruošus. Pasitikti šeimininką. Aiškiai, tas vidinis pasiruošimas. Neprisimenu, kuris šventasis, bet ar ne šventasis Pranciškus Salezas. Apie jį toks pasakojimas yra. Reiškia, jisai dar būdamas vaikas ar paauglys žaidė smėlio dėžėje ir jo paklausė, ką tu darytum, jeigu tu sužinotum, kad už 10 minučių bus pasaulio pabaiga. Jis sako, žaisčiau toliau. Va, tai čia turėtų būti krikščionio laikysena. Reiškia, aš esu pasiruošęs ir tai, ką aš darau, yra teisinga Dievo akyse ir man nereikia nieko keisti. Nereikia staigiai pradėti lakstyti kažką tai reiškia, tai padarykite tą lakstymą iš anksto. Pagalvokime, o kas bus, jeigu tikrai pasaulio pabaiga bus šiąnakt. Tai gal reiktų savo gyvenimą šiek tiek reformuoti. Netidėliokim. Nežinom, kada šeimininkas sugrįž. Taigi mes ramiai laukiame gruodžio 21 dienos. Atrodo, kad pagal tą kriterijų, jog Jėzus nurodė, kad pasaulio pabaiga įvyks tada, kai nesitikėsime, tai pagal šitą kriterijų
Atrodo, kad tikrai nebus 21, nes visai nemaža dalis pasaulio tikisi tada. Nežinom, kas bus. Gali maža kas būti, bet nebus pasaulio pabaigos. Atrodo, kad dėl to, kad jisai sakė, neatspėsite niekas. Tai šitas kriterijus yra svarbus. Ir tiesą sakant, turėtų būti nelabai svarbu mums. Ar laukiate pasaulio pabaigos? Laukite. Laukite. Nes Jėzus sako, kai visa tai įvyks, ramiau atsikvėpkite, pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Laukiame. Krikščionis laukia ir sako, greičiau ateik viešpatie Jėzau. Maranata. Tai tiek būtų dėl pasaulio pabaigos. Dabar žvelkime toliau ir periname prie trečiojo švenčiausios trejybės asmens. Tikiu šventąją dvasią. Labai trumpai sako apaštalų kredo ir gerokai plačiau Nikėja Konstantinopolis. Tikiu šventąją dvasią viešpatį gaivintoją, kylančią iš tėvo ir sūnaus. Šventoji dvasia yra ta, kuri duoda viskam gyvybę. Jis yra palaikytoja, pašventintoja. Prisimint, ką reiškia žodis šventas, sveikas. Ta, kuri sveikatintoja, pašventintoja, šventoji dvasia. Kylanti iš tėvo ir sūnaus. Šventoji dvasia kyla iš pirmųjų dviejų asmenų tarpusavio meilės. Trečiasis asmuo kyla. Su tėvu ir sūnumi garbinama ir šlovinama, nes jinai yra tikras Dievas. Todėl jinai verta tos pačios garbės, to paties santykio, požiūrio iš žmogaus, kaip tėvas ir sūnus. Jinai kartu su tėvu yra garbinama ir šlovinama. Jinai yra ta, kuri kalbėjo per pranašus. Jinai ta, per kuri kalbėjo išganimo istorijoje ir vedė išganimo istoriją. Tas palaipsnis Senajame testamente apreiškimas įvykęs, per kurį Dievas palaipsniui atskleidė save žmogui, vyksta tiesiogiai šventai dvasiai veikiant. Toliau periname prie šventosios dvasios veiklos pasaulyje, o ta veikla vyksta tikinčiųjų, Kristų tikinčiųjų bendrijoje arba bažnyčioje. Žodis bendrija ir bažnyčia yra beveik vienodai gerai tinkantys. Tačiau Lietuvoje mes esam priėmę štai žodį terminą bažnyčia. Tai yra bendruomenė, bendrija. Kokia bendrija? Kristų tikinčiųjų bendrija. Šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, sako apaštalų kredo, truputį plačiau Nikėja Konstantinopolis pažymi 4 bažnyčios žymes vadinamasias. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią. Pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. Nors lietuviškai mes turime tą patį žodį, visiškai tą patį kaip ir tikiu. Tikiu Dievą ir tikiu bažnyčią. Tačiau yra visiškai kita tikroji teologinė prasmė šio žodžio. Nes tas santykis, kurį žmogus tikintysis turi su Dievu, yra unikalus santykis. Su nieku kitu negali būti to paties santykio. Dievas yra išskirtinis, vienintelis ir žmogaus santykis su Dievu yra išskirtinis ir vienintelis. Ir čia šiek tiek klaidinantis tas žodis yra, kai kurie lietuvių kalbos ir teologijos specialistai netgi siūlo naudoti įvairias galimybės lietuvių kalbos, galbūt sakyti, tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, arba naudoti žodelį į, prielinksnį naudoti, tikiu į vieną Dievą tėvą visagalį, o tada bažnyčiai palikti tik tai tikiu vieną šventą, jau be to prielinksnio į, kad kalbiniu būdu atskirtume, jog mūsų santykis su Dievu yra visiškai kitoks negu mūsų santykis su bažnyčia. Būtų galima sakyti taip, tikiu Dievą, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš visų savimi šliejuosi prie Dievo. O kai sakau tikiu bažnyčią, tai reiškia, kad aš
pasitikiu, jog Dievas kalba per bažnyčią. Aš priimu bažnyčios mokymą kaip Dievo balsą man. Tai va čia tas toks skirtumėlis. Tarp to paties žodžio tikiu, čia turėtų būti turimas mintyje. Šventųjų bendravimą, gana plati tikėjimo tema, kurią labai menkai apžvelgsiu čia. Tai yra tikinčiųjų, visų tikinčiųjų bendrystė. Visų pirma sakramentuose, visi tikintieji turi bendrumą per Dievo duotus šventus dalykus. Sakramentą visų pirma. Per tą patį tikėjimą ir taip pat šventųjų bendravimas tai yra tie trys bažnyčios būviai. Keliaujančioji bažnyčia šioje žemėje, mes, tada yra skaistykloje kenčiančios teisiųjų sielos, kurie yra jau bežengiantys į dangaus garbę ir danguje esanti triumfuojanti bažnyčia. Tai štai bažnyčia Kristaus žmonės, Kristaus atpirkimą priėmę žmonės žemėje ir tada po mirties laikinoje skaistyklos būklėje arba amžinoje dangaus laimės būklėje. Tai irgi jie tarpusavyje bendrauja ir mes meldžiamės už mirusiuosius ir šventieji mus užtaria, mirę šventieji mus užtaria, tai yra tas šventųjų bendravimas. Tikiu į galimybę tapti Dievo draugu, pašalinant mane nuo Dievo skiriančias kliūtis. Tos kliūtis yra nuodėmės. Tikiu nuodėmių atleidimą. Tikiu, kad yra galimybė man tapti artimai bendraujančiu su Dievu. Nuodėmių atleidimas yra įmanomas. Ir čia jisai pabrėžiamas kredo. Ir pagrindinis būdas nuodėmėms atleisti yra, atkreipkite dėmesį, jisai yra užrašytas. Pagrindinis būdas nuodėmėms atleisti yra krikštas. Štai tie tarp mūsų, kurie ruošiatės krikštui, vienas iš svarbiausių dalykų, kad duoda krikštas, jisai atleidžia nuodėmes. Vėliau praktikuojamas sutaikinimo sakramentas arba išpažintis yra tolesnė ir ant krikšto stovinti malonė. Bet pagrindinis būdas nuodėmėms atleisti Dievo duotas yra krikštas. Ir tai, kad mes turime galimybę tapti artimai bendraujančiai su Dievu, tą galimybę mums duoda krikštas. Kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą, sako apaštalų kredo ir Nikėja beveik tą patį, laukiu. Kreipkite dėmesį, yra žodis laukiu. Ar tikrai laukiame? Mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Taip mes kelsimės iš numirusiųjų. Žmogaus fizinis kūnas, kuris per mirtimi, atsiskiria siela nuo kūno, siela yra nemirtinga, o kūnas dėl nuodėmės yra mirtingas, kūnas sudūla, supūva žemėje paprastai, gali būti ir ne tik žemėje, ir pasaulio pabaigoje mūsų kūnai kelsis, mums bus sugrąžinti kūnai. Ir kūnas, žmogaus materialus kūnas, panašiai kaip Jėzaus materialus kūnas po prisikėlimo, bus sujungtas vėl su žmogaus siela. Mūsų kūnai ir mūsų sielos vėl bus sujungtos pasaulio pabaigoje. Tai reiškia, kad šiandien dienai tie žmonės, kurie yra mirę, esantys danguje, jie neturi kūno. Jie neturi žmogaus kūno, jie yra tik tai sielos, tik tai dvasiniai žmogaus ta prigimtis, bet nėra kūno. Vieninteliai du žmonės, kurie šiandien jau yra su kūnais danguje, yra Jėzus ir Marija. Du šitie turi tikrą žmogaus, tikrai Jėzus įsikūnijo ir niekada neišsikūnijo. Jisai ir liko tikras žmogus, žengia į dangų, į tėvo garbę su žmogaus kūnu. Ir štai mes esame kviečiami į tą pačią garbę. Danguje po kūnų prisikėlimo mes vėl turėsime savo kūną, kuris bus mūsų kūnas. Turėsime nuostabų, puikų, gražų kūną. Jisai bus mūsų laimės ir garbės danguje dalis. Žmogus yra kūnas ir siela. Ir krikščionybė labai stipriai pabrėžia materijos gerumą. Materija yra gera.
jinai svarbi. Dievas gerbė materiją. Jinai turėtų būti darniame ryšyje su dvasiniu pradu žmoguje. Ir žmogus turi tinkamai naudotis materialiais dalykais, jie yra geri, bet ne juose yra laimė. Žodis amen yra hebrajų kilmės žodis, patvirtinantis tai, kas buvo pasakyta prieš tai. Žodis amen reiškia tikrai taip, tikiu tuo, arba taip ir bus. Įvairiuose kontekstuose žodis amen gali reikšti štai šitos dalykus. Tai šiuo atveju amen reiškia aš tam pritariu. Štai, tai kai sakysite amen, turėkite minty, žinokite, ką sakote. Amen reiškia pritarimą. Net nesimenu, ar pasakoju jums tokį juokingą atsitikimą, tikrai įvykusi prieš keletą metų, prieš nemažai, prieš 10 su viršų metų pirkau automobilį pas vieną savo tolimą giminaitį, žmonos dėdę. Ir jisai prekiavo mašinomis ir pardavė automobilį. Tiesiog iš pažįstamo geriau pirkti. Ir jisai praktikuojantis katalikas buvo, vyresnio amžiaus, jau dabar iškeliavęs amžinybėn. Ir jisai palaimino tą automobilį. Ir aš sakau amen. Ir jisai sako, oi, ne amen. Va. Kodėl jis taip sakė? Nes mūsų kultūroje amen reiškia visai ką kitą negu amen. Amen tai reiškia tau jau amen. Ne. O iš tikrųjų, žiūrėkit, ką reiškia amen. Amen reiškia taip, pritariu, tikrai taip. Tai vėlgi pasitaisykime visas kultūrinės neteisingas sampratas, kad galėtume ir melstis, ir tikėti tikriau, giliau, pilniau. Tai ačiū uždėmesį.